Pekine prasidėjo Kinijos aukštosios mados savaitė. Prabangus Kinijoje pagaminami produktai vis labiau traukia užsieniečių dėmesį. Net Tiger pastarosius 10 metų atidarantis Kinijos mados savaitę pristatė naują prabangę kolekciją Tang Ying, kurioje buvo gausu Tangų dinastijos apdarų, pavyzdžių, sukurtų drabužių. 38 modeliai pademonstravo prabangias sukneles vakarietiško silueto puoštas kiniškais motyvais. Pristatymo metu skambėjo budistų muzika. Prieš 19 metų šį prekę ženklą įkūręs Zhangas Zhifengas sakė norės pristatyti žiūrovams tangų kultūrą. Zhango dirbtuvėse miesto širdyje dirba 11 meistrų iš Amerikos, Japonijos ir Hongkongo. Europos ir Amerikos dizaineriai jaučia krizės pasekmes, o Kinijoje vis daugėja milijonierių, tuo pačiu didėja ir mados rinka antroje didžiausioje pasaulio valstybėje. Kinijos mados savaitė truks 10 dienų.